Sveiki visi, ačiū sugrįžę ir užsukę mano kanalą. Ir sugrįžtu pagaliau su šiek tiek balso. Tai dar šiek tiek užkimusi, bet jau prakalbu, jau turiu balsą ir jaučiuosi gerai. Po Tenerifės aš susirgau. Kai jau skridau namo, jau ir balso neturėjau ir labai prastai jaučiausi, tai grįžau, iš viso atkritau. Ir atkritau taip pat savaitei. Visiškai. Jau vakar šiandien turiu jėgų, energijos, savijautą tokia kitokia. Ir jo, mano balsas dar vis tiek toksai pakimęs, bet džiaugiuosi, kad jis yra, nes jo nebuvo. Praeitą savaitę atsitiko labai smagus dalykas mūsų šeimoje. Mūsų šeima pagausėjo. Ar broliukas, ar kačiukas, tai vad kačiukas laimėjo, mes turime naują kačiuką, kurį parodysiu netrukus. Jis yra nuostabus. Ir šiandien, man atrodo, jisai atrado savo vardą. Mes jį turime jau kelias dienas ir kiekvieną dieną jisai turi po naują vardą, nes niekaip neapsisprendžiam. Dar nesakysiu to vardą, nes po to vėl persigalvosime. Mes prieš porą savaičių vos negavom kačiuko, nes kaimynai rado kačiuką, bet po to atsirado jo šeimininkai. Ir kažkaip mes su šeima susėdę pakalbėjom apie tą kačiuką, kai būtų smagu turėti kačiuką ir vaikai labai norėjo. Ir kai mes negavom to kačiuko, ir fiksavo tas kačiukas. Ir kur mes einam, ieškom tų, ir kur mes einam, matom mes kačiukus. Ir šiaip šneka vaikai be sustojimo apie kačiukus. Ir aš visą laiką norėjau turėti 2 ar daugiau katinų, nes aš dievinu katinus. Šiaip net taip pakalbėjau vyrą ir jis sutiko ir mes turime mažą, turime labai išdykusi, labai storą, labai naglą kačiuką, kuris yra, absoliučiai, kuris pavergia absoliučiai mūsų visų širdis, nes jis yra, nuostabus. Tai va, pamatysite jį netrukus, už manęs čia yra dėžė. Tai Facebook markete radau labai fainą tokį rinkinį katinams, tai buvo toksai stovas. Mūsų katinas tiesiog nedraskydavo savo draskyklės. Tas mažiukas, jisai nori viską draskyti, lipa man užuolaidom, jisai drasko man sofas, viską ir galvoju, reikia nupirkti jam draskyklę. Ir kuvo tokį vat hamaką, kaip čia va matosi, jis prisikabina prie sienos, tada yra dar 2 tokie laiptukai, kad užlipti iki to hamako ir tada radau draskyklę, tenais visas komplektas buvo, bet vakar, kai stačiau, žiūriu, tų dalių per daug. Tai gavosi viena draskyklė, tada parašiau tam žmogui, sakau, man atrodo, jūs man davėte daugiau negu vieną draskyklę. Jis man parašė congratulations, sveikinu. Bet man nereikia taip toliau, tai noriu pasilikti, mes niekada neišpakavom ir, mums nebereikėjo. Ir tai turiu dabar 2 draskyklės su pusė, nes dar liko 3 dalis, kurias galėsiu po to pakeisti, kai kačiukai man jas nudraskys. Tai vat galvoju, tai labai pasisekė iš tikrųjų, tai vakar pastačiau aš tas draskyklės, tai vat viena yra čia, iki pat lubų, labai fainiai, mat matote, užsifiksuoja, kad negrivinėtų. Viena čia ir tokia pat turiu koridoriui pastačiusi ir kadangi tenais patinka katinam miegoti, nes jie ten daug ką mato, tai turiu dabar 2 tokias vat fainas draskyklės, kurios iš tikrųjų labai patinka, kad jos eina į aukštį ir yra siauros ir neužima daug vietos. Su sena draskyklė buvo labai plati, labai daug vietos užėmė, tai šios man patiko daug labiau. Tai vat reikės dar tą hamaką ir tas laipinės kažkur pakabinti, bet dar nežinau kur. Tai va tiek apie katiniškus smagius reikalus. Sakysi labas visiems. Koks mažas. Vėl lendu prie tavo kačiuką, aš žinau, jie labai iš tikrųjų gražiai draugauja, abu daugulio kartu. Tai va, štai taip atrodo mūsų naujas šeimos narys, susipažinkite. Su kačiuku buvo taip, važiavom pirkti balto kačiuko, bet jau buvom apsisprendę dėl balto, nes atsiuntė nuotraukas, tai aš ten numiriau iš laimės, jis buvo nuostabus. Ir kaip pamatėm, jisai mūsų siaubingai bijojo vaikų, labai susigūžęs, labai mažas, ir tada pamatėme šį drambliuką. Ir tada pamatėme jį naglą, išdykusi ir 2 didesnį negu kiti kačiukai, tai jam tik tais 2 mėnesiai ir jis atrodo, 4 mėnesių, milžiniškas, jo letinos didelės, pas mus ir vaikai, ir gyvūnai, reikia drąsaus, naglo ir tokio vat, būtent šito kačiuko ir iš karto mes jį ir išsirinkome. Mes jau Tenerifėje būdami susitarėm dėl to kačiuko, tai visas atostogas laukiam ir puikiai jam sekasi, labai tvarkingai viską daro į dėžutę, labai daug valgo. Naglas vaikšto kur nori, šiaip mes įžadėjome porą savaičių palaikyti viename kambaryje, padarėme jam dėžutę, viską, maistas, kad jis būtų kambaryje, kad priprastų, bet jisai naktimis ant tiek kaukė, tam kambarį, tai šį parsineždavau lovą, tada neverkdavo, labai bijodavau, kad neprikakotų kur nors. Tai galvojau ir tą dėžutę atsinešti, bet nenorėjau visko savo kambaryje, tai aš jį pabūdavo su manim, tada nuneždavau, vėl paguldydavau, bet jis vėl pradėdavo verkti. Ir tada supratau, ir tada vieną naktį jisai pas mane miegojo ir jam reikėjo dėžutę, jisai nubėgo ir viską padarė. Ir tada supratau, kad su juo nebus problemų su dėžute, nes jisai žino, kur jį yra ir labai tvarkingai jie naudojasi. Tai labai lengvai jisai į mūsų šeimą įsipaišė, yra labai mylimas, vaikai labai atsargiai ir gražiai su juo užsiima ir žaidžia be sustojimo. Labai fainas mažas džiaugsmelis.
Tai va tiek apie kačiuką. Šiandieną penktadienis, vyras nuvažiavo pasimti vaikų, o tada nuveš labdarą. Pakuodama atostogom atrinkau daug vasarinių drabužių, kur vaikai išaugo. Labai buvo daug drabužių ant ribos, kur važiavome atostogų, tai va, labai didelę dalį palikom atostogose ir tuo pačiu aš dar prieš važiuojant radau daug dalykų, kurie buvo išaukti. Tai va dabar viską nuveš, tai va vyras nuveš labdarą. Sveiki, šeštadienio rytas. Tai šiek tiek susirašiau, laukiu, kad atpasims mane draugė, nes aš esu be mašinos, mano mašina yra servise. Tai dar turiu gerą pusvalandį, eisiu kažką užkasti ir važiuosime į shoppingus. Važiuojame tiek į Maxą, kai reikia kažko į Primarką, po to tenais yra dar visokių parduotuvių aplinkui, tai pasivaikščiosim, nusipirksim kavos, turbūt kažkur pasidėsim ir praleisime taip painiai rytą. Šiandien vaikų treniruotės buvo atšauktos, nes dėl oro, tai įsivaizduokite, kiek turi blogai būti, kad būtų atšauktas, nes pas mumis visą laiką blogas oras. Ir niekada neatšaukia, tai šiandien yra labai blogas oras. Šiandien buvau Lenkų parduotuviai ir užmačiau Zigmas štai tokios silkės, kaip užsimaniau, ir galvojau, skaniausia bus ją valgyti su kepintom morkom, svogūniukais ir tada šiek tiek įdėjau šitą pomidorų padažą. Ir gaunasi štai toks dalykėlis, tai dėsiu sluoksnį žuvies ant viršaus morkos ir tada pakepintos saulėgrąžos su šiek tiek druskos. Ir bus kosmosas. Grįžau namo, turiu smagų rytą su drauge, apėjom tik į Max, apėjom shopping centrą, labai faina. Iš tikrųjų nebuvo tiek daug žmonių, kiek galvojom, kad bus, bet gal dėl to, kad mes labai anksti susiruošėm šiandien. Dar grįžom pas mane į namus, pasibuvom šiek tiek, susipažinau su kačiuku ir turėjau jai dovanėlių parvežus iš Tenerifės, tai padaviau iš FNF, tai Tesco. Ir tenais iš tikrųjų užsukau nupirkti 3 viščiukus. Ir juos išvirsiu greitpuodyje, padarysiu sultinį ir tada galės ir nuimsiu nuo visko mėsą ir duosiu kačiukam šuniukam. Tai pirmas žaisliukas atrodo štai taip, tai yra toksai veltinis dinozauras, ant kiek gražus su lemputėm. Negaliu, jis nuostabus. Nuostabus. Tai va toksai žaisliukas. Ir kitas žaisliukas tai yra dovanų nupirkau. Tai yra štai tokia pelytė, kuri čiuožinėja. Irgi labai gražus. Tai va tokie 2 žaisliukai. Tokie nuostabus kalėdiniai žaisliukai, buvo dar visokių kitokių, buvo Disnėjus labai faina kolekcija iš tikro ir parduotuvėse labai daug gražių žaisliukų, tai sunku labai išsirinkti ir kažkaip aš perėjau dabar prie tų tokių veltinių, man jie labai patinka, nes jie nesulūžta ir tokius gali ir rankų darbo pasidaryti, pasididinti kolekciją, labai fainas, bet va šis labai patiko dinozauras. Paėmiau dėžučių sausainių, saldainių ir dadėsiu prie dovanų, tai va tokie mano šiandienos pirkiniai, nieko labai tokio įdomaus ar faino. Kalėdų nesulaukiu, pasidariau silkės. Noriu, nežinau kiek savaičių ir dabar lauktų tų švenčių, kad gauti silkės. Tai labai, čia pats greičiausias turbūt silkės receptas, bet tobulai skanu. Einu valgyti, paliksiu ir vyrui ir manau, jam irgi labai patiks. 3 savaitės netvarkyti nagai, žiauriai nuaugę ir prisėdu ir kadangi šventės ant nosies, tai pasidariau labai šventiškus tokius nagus ir iš tikrųjų dėl to, kad nusipirkau tokį daikčiuką. Tai yra toksai kempiniukas uždėti dažų ir gaunasi kaip ir prancūziška. Dėl to pas mane kalėdinis prancūziškas. Dešinę ranką visai faina daryti ir gan greitai pasidarau, bet kairioji ranka yra reikalų. Vakar gavom lauktuvių, tai pažiūrėkite kokių fainumo. Tai štai tokį sūrį, štai tokį sūrį, štai tokią sūrę dar nebandėm. Čia mozzarella, man atrodo. Kas čia, štai tokį nuostabų brie, kur atrodo, kad bus labai gardus ir dar vienas brie. Tai va, 4 brie sūriai ir spėju čia mozzarella. Mozzarella oburella, tai bandysim, žiūrėsim, kad čia per daiktas, labai įdomu. Tai va, labai fainos lauktuvės, kas ruošiame su vaikais, važiuojame labai fainą vietą, tai yra shopping centre toksai šokinėti skirtas batutas. Fancy Castle batutas. Ir pripučiami tie batutai, tai galvojame važiuoti pasižiūrėti, ar jie tenais dirba, nes vaikai pašokinėtų, o po to eisime į 2 parduotuvės. Mums reikia dalykų suorganizuoti Čerliuko naują stalą. Papasakok, kieno čia stalas? Kaip sudėsi viską pagal spalvas? Atidaryk stalčių, parodė, kaip tu tam padarėjau. Va taip, į dėžutės, pagal spalvą susidėjo Lego. Turim tokį pilką staliuką, kėdutę. Ir šiandieną mūsų planas buvo vietoj to stalo toksai dalykas, kur jie tiesiog nisdavo ir žaisdavo. Dabar sugalvojom šitą visą dalyką patraukti, sudėti visus šios Lego į Čarlio stalą. Bet mums reikia dėžučių, taip? Taip. Ir kur važiuosim jų pirkti?
gal akie? Aky? Dažučio akyjui būna, teisingai. Tai vat eisime kažką va čia sugalvosime, tai šiandien važiuojame į parduotuvę, ten yra Jiskas, yra dar viena tokia Euriko parduotuvė, tai galbūt užsuksime pasižiūrėti dėžučių kažkokių, čia vat nuo saldainių Halloween'o liko tokias talpos, tai gal susidės kažką. Tai vat bandysime kažką suorganizuoti čia, padaryti Čarliui tokį tvarkingesnį Lego kampelį, kur viskas pagal spalvas pasislėpia, tvarkingiau atrodo. Ir kažką reikia ant tos sienos padaryti, nes labai liūdna. Tai va, turim daug reikalų tokių. Va. Tuo pačiu vyksta žaislų revizija iš Kalėdas, nes vaikai gauna dovanų, žaislų naujų ir be to norim atiduoti labdarai žaislus, kurių nenaudojam, kad dar turėtų laiko neparduoti. Praeitais metais sakiau po 10 žaisliukų, kad atidėtų, tai jie iš tikrųjų daugiau šiek tiek surinko, nes radom žaislų, kur nežaidė. Kadangi nesenai darėm tokį pertvarkymą, tai tikrai nemanau, kad jie gausis po 10, bet... Vyras atnešė kavą lovą. Labas rytas, darome holą iš lovos, turiu pirkinių, tad greitai parodysim, ką nusipirkau iš Temu. Turiu vieną dalyką iš Amazon. Iš Amazon yra dovana broliui kalėdinė. Tai yra 3D, toksai kaip flomasteris ir su juo galit piešti 3D. Tai datasi, primena karštus klijus, kažkas tokio ir manau, būtent dabar tokio amžiaus vaikui toksai dalykas labai tiktų. Šitai bus labai smagu su broliu pabandyti. Ir žiūrėsim, kaip veikia. Tai jį užsakiau Amazon, buvo ir Temu, tiesiog nepasitikėjau, kad truks sulūš ar kažkas, su Amazon geresni grąžinimai, o visa kita yra iš Temu. Tai kisi. Pirmas Temu pirkinys yra šis išprotėjęs kačiukas. Tai čia yra dovana vyrui, tai toksai vat, matote, rinkinukas. Atostogose labai patiko žaisti su vaikais būtent stalo tenisą, tai va čia yra pasidarom bet kokią stalą išsitempė, prisikabinam ir gauni du šios dalykus ir kamuoliukų, man atrodo, jo, turi būti 2. Tai pagau, kad vat, visas rinkinys bus. Tada nupirkau rankšluostuką savo patėviui, nes jisai žaidžia golfą. Fainas dalykėlis, užsitraukė, tai čia Uno kortom susidėti. Ir labai patiko, nes mūsų kartoninė dėžutė apsilamdė per atostogas, tai vat, dabar turėsime dėkliuką. Toksai vat, fainas mėlynas, labai džiaugiuosi. Tikiuosi tilps. Tada čia yra lipdukai. Čia tokių juokelių lipdukai. Tai va. Tada 2 kaspinėliai, vienas žalias, kitas raudonas. Tokie barhatiniai. Tai va kalėdom dovanam, papuošimam, nežinau. Šis dalykas man labai patiko. tik mane turbūt toks dalykas džiugina. Tai čia yra, kai nori gręžti skylę sienoje. Pridėti prie sienos, tada drėlė eina vat į tą skylutę ir neprišiukšlinė ir nereikia po to sirpti. Tai vat yra toksai vat daikčiukas. Tai nusipirkau jį savo. Tai va toksai, žiūrėkite, kokių lipdukų kalėdinių gražumą gavau. O jėtus. Tai va čia visas rinkinukas. Temu geriausi lipdukai vaikam, žiūrėkite. Tai atvirukam daryti kalėdų senelio laiškam, dar kažkam, pasakiškai. Tai paėmiau jų. Tada yra pavadėlis kačiukui, o jėtos koksai cute, aš negaliu. Tai jo toksai vat, labai švelnios medžiagytės yra ir pats pavadėlis, tai bandysime mokintis vaikščioti su pavadėliu ir pratintis prie mašinos ir kad būtų lengviau kelionės. Nupirkau tokį dalyką, jis yra skirtas Uno kortom. Mano vaikai nemoka kaip išskleisti kortų ir jų laikyti, jiem krenta jos ir užmačiau, kad yra va, toksai dalykas, čia susikiša tos kortos ir tau paprasta laikyti. Tai vat nupirkau tokį rinkinį, kai žaidžiam Uno ir mes Uno žaidžiam kiekvieną dieną, nes tikrai labai mylimas mūsų žaidimas ir pamačiau šį laikiklį, tai pažiūrėsime ar veiks, ar pasiteisins, bet idėja labai gera, nes su vaikais jie nesulaiko tų kortų, nemato, kad turi ir arba mes matome jų kortas, o čia vat galės nerodyti savo tų kortų. Tada nupirkau tokį dalykėlį, mano vaikai tokį turi, tai nupirkau broliui va tokį irgi ir galės mama jam padaryti darbų pat kokį nors sąrašą arba pats pasidarys. Mane kai jis būna, jis labai nori atlikti vaikų visą laiką ir liepia jam daryti ir spaudyti, dabar vat galės turėti savo ir manau jam labai patiks ir vat gyvūniukus pamaitinti, indaplovę iškraustyti dar kažką, tai vat galbūt jam padarys kokį darbų sąrašą. Čia yra tokios tabletės, kur įmeti į vandenį, ištirpsta ir palieka visokios formos. Ir tai tenais kamuoliukas, ar žuvytė, ar kažkas. Ir čia toksai vat dalykėlis kaip eksperimentas daryti su vaikais. Tai išbandysim.
Tada pamačiau tokius fainus lipdukus ir nusipirkau juos. Tai čia užrašai, kas yra ir data. Tai čia iš šaldiklį, nes aš šaldau visokias sriubas, troškinius, dar kažką ir visą laiką naudoju lipnę juostą. Bet pasirodė šie labai faini. Čia 100 tų lipdukų, man atrodo, iki 50 centų kainavo 100 lipdukų. Galvoju, bus labai patogu ir naudinga. Maniškis juokėsi, sako, tu kaip pas profesionalius šefus, pas mumis šaldytuve viskas su datom, su pavadinimais, bet aš kitaip pamirštu, kas kada ten įdėta, kas ten yra. Tai man labai patogu. Kačiukui, iš karto ateina. Nori? Imk. Tai baranka susukta, tai čia yra tokia kaip juosta ant vidurio stalo ir pagalvojau, kad labai bus gražu pasipuošti virtuvinį stalą su ją ir šventinį stalą pasipuošti. Štai taip atrodo ta medžiaga, tokia vat žalios spalvos, pasiglamžiusi, gali išsilyginti, o gal visai gražu, vat ji tokia vat susilankščiusi. Ir čia, man atrodo, yra 2,5 metro, kas yra mano stalo ilgis. Tai vat per visą stalo ilgį. Nu, labai gražiai. Čia kačiukai. Baba, kačiukas. Tada nupirkau broliui šitokį dalyką, kas atsimenat 90-ųjų vaikai, turbūt visi turėjo. Aš turėjau, bet aš kažkaip nemokėjau su juo elgtis ir nužudžiau, bet man ar jis numirė, ar kažkas jam buvo ir aš nemokėjau su juo naudotis, tai niekada ir nežaidžiau, bet atsimenu, kažkada turėjau. Tai paėmiau broliui, nes galvoju turėtų patikti. Tada pažiūrėkite, kokį grožį nupirkau vyrui. Jisai dabar turi ant palangės kaktusą ir galvoju padėti jam kokių gėlių, bet pamačiau šį dalyką, tai pagalvojau, kad įdėsiu jį į vazonėlį ir pasodinsiu pas jį ant palangės ir bus labai cute, nes jis yra visiškas Harry Poterio fanas, tai vat, turėtų jam labai patikti ir nu, kokybė tai fantastinė. Tai rytas, tie lapeliai, vat kurie biškai susilamdė, gali išsilyginti, bet šiaip lapeliai išsilanksto, čia yra su vėlute, tai kaip nori jie susidėlioja, nu labai fainas. Man atrodo, 6 € kainavo. Tai va, labai rekomenduoju šį grožį. Ir paskutinis dalykas, 2 paskutiniai dalykai, bet tokia pat, tai kai katinas buvo pas draugę, jį dabojo, kol mes atostagavom, ant kiekvieno lango yra va tokia lesyklėlė ir maniškiui labai patiko, sėdėjo, kukavo į senai, žiūrėjo tos pukštelius, tai aš turiu 2 langus, ant kurių noriu pakabinti jas iš lauko pusės ir įpilsiu maisto ir galbūt pas mus irgi atskris paukščiukai. Tai va, kaip matote, kokybė ideali, tikiuosi gerai prisiklijuos ir laikysis ir paukščiukam patiks. Tai vat nupirkau juos 2, atkeliauja tokioje dėžutėje, būtų graži dovanėlė, kas mėgsta paukščiukus. Tai va tokie mano ryto pirkiniai. Olego, nori eglutės? Oi, kaip nori eglutės. Lieka nemažai eglutės šakų, tai galvoju padarysiu vainiką ant stalo, kokį papuošimą. Buvau labdaroje šiandieną ir pažiūrėkite, kokius grožius nupirkau, nu neatsidžiaugiu. Tai va toksai va grožis ir matosi vieni blizgus, kiti va tokie kaip su sniegučiu. Tada šitas mano mėgstamiausias. Čia gali žvakę įdėti, aš galvoju, gal net išardysiu, kažkur pridėsiu prie kokios girliandos, bet pažiūrėkite, kaip gražu. Čia stikliniai tie tokie labai tinkantis virtuviai. Ir prie tų oboliukų aš radau tokią, vat, nežinau, kas čia yra. Ar jie pavieniai žaisliukai tik susipainio ir čia tokia kaip girlianda buvo, bet vienas va toks susiskilęs, o vat visi kiti yra daugiau geri. Ir jie iš tokių vat kaip karoliukų, sunku paaiškinti, iš ko jie čia padaryti, bet turi tokias vat tekstūras įdomias ir lapelis su tokia tekstūra. Tai vat tie 2 €, tai už 8 € visas šis grožis. Mano stalo šitas dalykas tiko. Tai tą šaliką, kur rodžiu, iš tamo nusipirkau. Kitas dalykas, tai nusipirkau kalėdinį kaktusą. Štai tokį. Lidl parduotuvėje. Labai gražus. Kadangi per juodąjį penktadienį nesikandžiojo kainos šiom knygom, apie jas esu kalbėjusi ne vieną kartą, tai čia yra labai daug namams valymo visokių natūralių receptų, o čia yra kaip sutaupyti pinigus ir irgi yra visokių receptų, visokių gerų idėjų. Man šios abi labai patiko, ši turi daug receptų, kaip su skalbiniais susitvarkyti. Na, jie turi 4, man atrodo, knygas, tuo išeis 5, bet šios 2 mano yra mėgstamiausios. Tai nusipirkau sau po vieną.
ir nupirkau dovanų. Tai sijoną, bent jau man jis yra tobulas, mano odai labai patinka. Tai nupirkau dovaną močiutei, kai atostogavau Lietuvoje pas ją labai nekoks fenas vos gyvas. Tai pagavau, kad čia ir fenas, ir garbanuoja, ir viską gali viename pasidaryti. Tai užsakiau būtent šį dalyką, nesiūsim siuntinį. Galvoju, kad šią savaitę kaip ir baigsiu su dovanom. Diena taip šalta, tai turiu turiu tokią maikę papačią, tada turiu vilnonį, tada turiu meriną vilnas, tokį megztuką ir tada užsidėjau blizoną. Šiandien mažai miegojau, keliausi su vaikais ryte vesti juos į mokyklą, tada prisėdau suredaguoti nuotraukų, kurias šiandieną padariau fotoateljė, nes vakar pasidarėme su vaikais mini fotosesiją ir rezultatas gavosi žiauriai fainas, labai mane džiugina ir jie buvo kaip tik su raudonom kalėdiniam pižamom, nes neseniai ištraukiau ir išplovau, tai jie buvo jų labai pasilgę, tai norėjo su jom miegoti, tai užsimojo, pasodinau po eglutę ir tiesiog prie eglutės pafotografavau ir gavosi labai gražios nuotraukas, jas atspausdinusi šiandien. Noriu padaryti atvirukus, nes siūsiu siuntinį į Lietuvą, tai močiutės gaus atvirukus su vaikų nuotraukom. 4 dieną esu daugiavaikė, tai man atrodo, nuo 3 vaikų skaitosi kad esi daugiavaikė, tai aš dabar namuose turiu 3 vaikus. Brolio kūdikis vėl susirgo ligoninėje, tai jie turi reikalų su mažaja, o vyresnioji pasiliko pas mane. Tai ir draugaujam visus rytus. Apie atostogas, tai nusimato mano atostogas ir gavau nemažai žinučių ir klausimų, kas bus su vlogmas šiais metais. Tai iš tikrųjų ir nežinau, kas bus su vlogmas, nes aš išskrendu į Maroką. Aš išvažiuoju atostogų poryt. Nusimato man tokia smagi kelionė, be vaikų, be vyro, mergaitiška kelionė. Ir kas pamena, prieš 2 metus buvo tas pats dalykas. Mes išvažiavome irgi gruodžio 1 atostogų, grįžome po, man atrodo, 10 ar 12 dienų. Ir tada aš dariau vlogmas nuo tada, kai grįžom. Tai manau, galbūt šiais metais vėl bus tas pats, galbūt darysime kiekvieną dieną, galbūt kas 2 dieną, žiūrėsime, kaip man gausis. Bet manau, kažkokie kalėdiniai filmukai bus. Aš vis dar šioje turbūt platformoje vien dėl vlogmas, nes tai yra mano mėgstamiausi filmukai. Per Instagram ar dar kažką neišeitų pateikti to kalėdinio, to laukimo, to viską.
Kaip ir kiekvienais metais aš esu super duper organizuota su dovanom, nes nekenčiu apsipirkinėti prieš pat kalėdas, kai yra konvejeris žmonių visur, eilės, stumdosi, pykstasi. Man apsipirkinėjimas yra malonumas, tai aš apsiperku daug anksčiau. Tai vat kaip ir turiu viską, liko tik tais keli tokie smulkesni dalykėliai, kaip sakiau, dabar ruošiu siuntinį į Lietuvą, reikės jį supakuoti šiandien, bet Magnus nori nusinešti porą nuotraukų parodyti į mokyklą, o aš noriu jas nusiųsti močiutei. Darėme kelias nuotraukas vakar su vaikais ir parodysiu. Tai nuomonė labai gražios nuotraukas gavosi, tai čia prie eglutės tiesiog aš juos pasodinau ir jie pasiėmė kalėdinę knygą ir mes į tą knygą įdėjom lempučių. Ir kai išjungi šviesą, apsišviečia jie ir gaunas toks labai fainas efektas, matosi ir eglutė. Man tai labai gražios nuotraukas ir tai reikėjo tik pižamų, kadangi mergaitė neturėjo pižamas, radau kalėdinę tokią kepurę ir knygą su truputį lempučių ir fantastinės nuotraukas gavosi prie eglutės. Ištraukos buvo tokia mini fotosesija kalėdinė ir tiesiog aš turiu tokius tuščius atvirukus, kur ant jų nieko nėra, tai užkliuosiu tas nuotraukas. Susitinkame vakare, penktadienio vakaras, labai ramus vakaras, nes rytoj laukia manęs kelionė. Nekantrauju, laukiu lagaminą, šiandieną jau susidėjau, pedikūras padarytas, dabar skalbėsi skalbimo mašinoje mano pižama, nes išplovus su tokiais naujais milteliais, kur nusipirkau ir nekenčiu kvapo to. Tas yra labai toksai specifinis ir man nepernešu. Tai kitiem drabužiam dar nieko, bet kaip pižama, aš jautri miegu ir jeigu man ten tas kvapas jausis, tai išprotėsiu. Tai perplaunu dabar savo pižamą, iki ryto išdžius, dasidėsiu lagaminą, manas viskas supakuota, kaip visą laiką pakavausi naudodama labai fainą aplikaciją ir labai paprasta. Įvedi, kur skrendi, maždaug nustato orus, tada įvedi, ką tu ten veiksi ir tau padaro tokį sąrašą, kiek dienų ir tau duoda visas idėjas, ką pasimti su savim. Lieku visą laiką pakrovėjus dar kažką paskutiniai dienai ir prieš apliekdama namus paskutinių tų daiktų man patinka turėti tą sąrašiuką. Į Tenerifę labai pasiteisina, nes suvedžiau, kad ir su vaikais skrendu, tai man davė idėjų, ką vaikams įsidėti, dabar kadangi skrendu be vaikų, tai visai kitoks tas sąrašas, mažiau tų daiktų, bet jo, labai naudinga aplikacija, jeigu ruošitės atostogų, bet man padeda nieko nepamiršti ir iš tikrųjų, Tenerifei buvo dabar, buvom ką tik atostogų ir nieko nepasigėdau ir galbūt, kaip visada, aš įsidėjau į kažko per daug. Sėdžiu apsupta katinu, einu darytis arbatas, kad šiandieną pasidariau ankstyvą tą čekiną, nes nusipirkau kėdes, kur sėdėsiu ir reikia turėti atspausdintą bilietą, kai skrendi iš Maroko atgal, nes jie negali su telefonu tenai skanuoti, tai atsilikusi dar sistema. Vakar buvo brolis atvažiavęs ir mes kalbėjom apie Maroką. Prieš 14-15 metų atgal mes buvom Marokė su broliu ir mama kažkaip pradėjom kalbėti apie tas atostogas, kaip ten viskas buvo fain. Saka, vienintelis dalykas, kuris man labiausiai įstrigo, kad ten visur buvo reklamos į kino teatrą į Scorpion filmą žiūrėti. Ir tas filmas tenais buvo naujovė, visur paleistas, visur reklamos, o pas mus jį rodė gal prieš 2 metus Airijoje. Ir sako, kiek buvo atsilikęs, viskas atsilikę, prisiminė ir aš kažkaip visai buvau pamiršusi. Man labiausiai įstrigęs dalykas tai yra toks kalnas, kur šviesdavo ir būdavo parašyta Allah yra Dievas, man atrodo. Tai tikiuosi tebešviečia ir niekas nepasikeitė. Šalta, šlapia, pranešti ten gerus orus, tai noriu saulės, noriu gerų orų. Ir susitiksime po mano atostogų kalėdinėme filmuke. Iki.